Dar labai daug žmonių tiki, kad stresas kyla dėl išorinių aplinkybių, bet įžvalgesni atranda, kad įtampos nerimo šaknys glūdi mūsų pačių viduje. Dažniausiai po to slepiasi kažkoks pasąmoninis siekis. Mes norime jaustis saugus, priimti, verti meilės ar net tobuli. Šie troškimai gimė seniai, kai dar tik mokėmės išgyventi pasaulyje, kuris mums atrodė didelis ir nesaugus. Todėl šiandien stengiamės viską kontroliuoti, ieškome pritarimo, bijome suklysti ar būti atstumti. Ir kai jaučiame stresą, tai dažnai ne dabartis kelia įtampą, o vis tik sena gynyba, vis dar bandanti mus apsaugoti nuo kažko. Kai pradedame matyti šių jausmų kilmę, viskas keičiasi. Tada galime reaguoti ne iš baimės, o iš supratimo, ne iš kontrolės, o iš pasitikėjimo. Ir drugelio metodas padeda atpažinti šios giliausius vidinius troškimus. Troškimą ir norą saugumo, pritarimo, norą kontrolės ar norą tobulumo. Ir juos paversti vidinę stiprybę, ramybę ir laisvę.